Nu, žiūrėsim pirmasias olimpinės žaidynės. Vaiką tu žiūri, kaip nupiešia. Ne, čia ne vaiks nupieš. Ne, bet sakau, į ką atkreipi dėmesį, kaip nupiešia. Ai. Nu tai savotiškai, jau. Wow. O tai? Wow. Visi lakstė, tai va. Yeah. O. Sacrifice ir po to suvalgyti, ar sacrifice ir sudeginti? Sudeginti. Jo? Yeah. Gyvai sudeginti numirs. Jo. Jau. Ne, šiaip gali abidvi. Gali... Sudeginti, iškepti ir valgyti. Ne ta. Gali, žinai, sacrifice ir po to, žinai, padarai tokį feast. Nu. Mama gali ir sudeginti. Tai sakys, mama sudegino. Žinai, kaip raganas sacrifice. Nu, bet jos nieks nevalgė po to. Aš žinau. Bet čia žiūrėk su binytėm uždengtom visi. Tai jo, nes čia norėjo. Nu, negi čia rodys kaip plikai. Nu jo, ten teisybė, nors parodė, kad visi ten plikai savo lakstė. Tai jo, bet ne visi galvoja, kad gerai pasakyt vaikams. Tai turi būti istoriškai teisinga. Kaltink jūs, ne mane. Ar aš tave kaltinu? Panašiai. Nu jau. Olympia, this celebrated ancient Greek sanctuary, is known the world over as the birthplace of the Olympic Games. Va tavo Olimpija. 1,000 years, major sporting events united the citizens of ancient Greece. Athletes, the heroes of their day, dazzled the stage with their Nu, own baigsi niurkytis tau. All of the crowd, each was trying to improve his personal best to honor the gods. Ten. In later history, the Olympic Games abandoned, and the devastated site hides its secrets. In the past 200 years, however, archaeologists have been able to uncover much of the sanctuary. Olympia that had disappeared seemingly forever, like the Bet įsivaizduoju, kokia dydžio statula turėjo būti. In the morning, when the temple doors were open, the sun came and lit up the statue. Specialists in ancient sports can at Čia last irgi understand nepliki. the technical aspect of the Ai, tu norėjai plikų? For the first time, a high-speed camera is used to reveal the movements of the ancient athletes. The Greeks didn't try to run as fast as possible. They only want to win the race. Let's revisit the days of the first Olympic Games. Kokie čia triusikai, čia šiuolaikiški. Nu, Visiškai. sako. Turėtų plikai būti. O tu čia juokis. Mano vaikas sakė, kad nori nagų lakstančių. Aš noriu, kad būtų accurate. Nu, kad būtų tiksliai informacija, nu. Nu, Cities like Athens or Sparta waged Aš kaip suprantu, territories. atvaizduodavo įvykius ant vazų ir ant sienų, nu kur, bet kur. Tai ko gero ten ir būdavo, tai pavaizduoti jie nuogi. Galėjai suprasti, kas ten vyks, kad ten, Cities. nu, And for this, they undergo harsh military training. ką tai triusikai čia veikia? Yet there's a tradition which makes the armies stop kill older history. Tai triusikai man labai lengvi.
The first sporting event Gal čia treniruotės, dar nėra varžybos. 3,500 years ago. Ne, ten kaip ir sakė, nusimdavo triusikus dėl to, kad galėdavo As judėti young geriau. people appear to Ah, challenge the rules with dangerous va dėl ko. substances. Mhm. Tournaments of boxing are also said to have begun in this period. The competitions held in public will influence the Greeks, who will Šukuosenos. in turn invent new sports over the centuries to come. Several Greek cities organize sports to celebrate their gods. As in Athens, where games are held in honor of the goddess Athena, or at Delphi, in honor of Apollo.